This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau. Labas. Labas. Agnietė? Taip. Bijojau tau skambinti, žinok, bet išdrįsau vis tik. O kodėl? Aš Artūras. O. Nu, tai mes turim tą vestuvėse ten pamergėtų, man atrodo. Ta prasme, į poras, žinai, pamergė ir pabrolys. Man liepė susipažinti su tavim, tai aš dabar ir skambinu. Nu, tai ką tu veiki? Nieko, tik grįžau iš paskaitų. Nu, tikiuosi nesutrukdžiau tavęs, kad taip skambinu, ar ne? Nu, ne. Nes, nu, žinai, kažkaip vis tiek, kai tos vestuvės bus, kad nebūtų, žinai, tokie, žiūri viens į kitą ir nesuprantam, sakau, gal reikėtų susipažinti. Nu, žinoma. Nu, tai vat. Tai, nu, nežinau, kaip čia pradėti, ką čia. Nu, aš žinau, kad tu esi tamsių plaukų, ten su akinukais, ten tau 18, ar ne? Taip. Tai vat. O tu studentė jau? Ne, bet Vilniuje, taip, kada užvažiuoju su chemija mokausi. Supratau. Nu, aš tai, matai, Vilnietis pats, tai tu palauk irgi kažkur netoli Vilniaus, negyveni man ten sakė? Taip, netoli Vilniaus. Aišku. Tai vat. O tu gal kur nors gali nueiti, nes labai kažkas ten nesigirdi man. Ai, tuojaus. Ok. Dabar gerai? Oho, gerai, tikrai labai gerai. Tai vat, Agnietė. Tai nežinau, tu pasiruošus ten oliavot normaliai, baliavot? Nu, tai aišku. Aš irgi labai laukiu, žinok, net rankos prakaituoja. Tiesiog nedažnai man vestuvėse tenka pabūti ir faina taip kažkaip. Bet, žinai, vis neramu, ta prasme, nežinau, kokia mano ten ta bus vadinama antroji pusė, žinai, ar ten bus linksma ar nelinksma, nes nori, žinai, kad tu liūdėtum ten ar panašiai, nes aš noriu, kad ta būtų irgi linksma. Na, su komunikabili, tai manau, kad bendrą kalbą surasim ir liūdėti nebus ko. Nu, aš tikrai manau, kad... O klausyk... Sakau, gal, žinai, reikėtų kažkokį nustebinti, ta prasme, tuos jaunuosius, kažką tokio iš savęs, žinai, na, tiesiog, nu, nežinau, apsirengti kažkaip gal noriau, žinai. Dėl apsirengimo, juk jaunoji tenai, bent jau man tai liepia apsirengti pirmai dienai žydrą pustą suknelę, kad būtų ilga, su korsetiniu viršum, o antrą dieną sakė laisvai, aš net neįsivaizduoju. Nu, man tai kitaip, nu, ta prasme, aš nežinau, aš suknelės, aišku, nesirengsiu, bet man tai sakė... Jo, mum tiem vaikinams sakė, ten turėti tokius baltus batukus, rudos kelnes su tokiu praplatėjimu ir tokie ryškiai, tokie, kaip tokia spalva, žinai, yra tokie fioletiniai gal, tokie, žinai, marškinukai. Oi. Jo, aš nežinau kodėl. Taip, žinai, tai dabar šiandien visą dieną važinėjau po Vilnių, ieškojau, niekai nerandu, žinai, tai šakės, dabar nežinau, kur čia rast. Ir dar tokius sakinukus reikia pasimti. Ne va ten tokie būsim kažkokie ten, nežinau aš. Tai va. O tu nedalyvavai ten tos, kaip ten būna mergvakaris? Nedalyvau, nes pas mus kilometražas nemažas, pati jaunoji gyvena už Trakų, ten tos kitos pamergės. Rengėjai, tačiau man nieko nepranešė, grinai mergvakritos, jeigu būtų panelės, būtų su manim susisiekusios, tai būčiau laisvai nuvykusi. Supratau. Aš tai, žinai, kažkaip šiek tiek ir bijau, nes per daug labai ten nieko turbūt ir nepažinosiu, va, sakau, noriu susipažinti iš karto su tavim. O tu nebijosi ten su manim, ką žinau, kalbėti ar panašiai? Nu, nemanau, kad turėčiau bijoti, vis tiek rytoj vakare pas man atvažiuosi. Nu, tai taip, aš sakau, gal galėtumėm anksčiau susitikti kažką, ką tu šiandien veiki? Nu, šiandien nelabai galiu, man egzaminas iš šeštadienio, kaip tik, nes šeštadienį viskas persikėlė į rydieną, tai šiandien menkai tikėtina, nes reikia ruoštis. O klausyk, tai, žinai, dar aš sugalvojau, sakau, kokiu nors žaidimu galim sugalvoti tiem jauniesiems ir patiems, žinai, tiem, nu, kurie baliavos ten, sakau, kad nebūtume kokie abeliai, nes aš mėgstu, žinai, ten kokius žaidimus padaryti, ten padalyvauti, pašokti, žinai, ten man patinka labai. O tu kalbą kažkokią sakysi, nes kiek jaunoji girdėjau, liepia bent jau man išmokti kalbą, kai pas ją namuose bus, nes turi būti pirmoji pamergė šnekės, o pas jaunai namuose, kai išlydinės, turi pabrolys šnekėti pirmas. Nu jo, aš ten, esu šiek tiek pasirašiau, žinai, ten šiaip tai tokį eilėraštuką, tokį iš Donelaičio ten
esu paruošęs ir dar šiaip ten mama man parašė šokį tekstą, tai žinai, ten pavarysiu. Nu ką žinau, kaip išeis tai. Aš ten net nežinau, ką aš nekėta pas jaunojo namuose, šiaip jau kaip po to prie stalo, kaip pirmai reikės kalbėti, nu tai aš turiu to žodžius, tačiau nežinau, ką pas ten net namuose šnekėti. O tu prasme, vaikino turi? Ne. Neturi. O tai gerai. Nes, žinai, po tos vaikinai ten visada pavydo scenos visokios. Ne, dėl to ir ėjau. Ai, dėl to ir ėjai, ne? Taip. Ta prasme, kad nori susirasti antrą pusę, ar kaip? Nu, ir iš dalies ir taip, bet dėl to, kad labai prašė, man taip išėjo tokia situacija, kad aš man prieš pat kelionę išvykstant atėjo jaunoja mama ir paprašė, ir tai buvo labai svarbu, buvo čia praeitas ar užpraeitas savaitę net. Taip išėjo, kad taip staigiai. Aišku. O tai kiek ten žmonių bus? Virš 70. O Jezu, man. Tai čia tai daug, labai. Didelis kiekis. Tikrai. O tu tai šiaip geri ten, normaliai? Nu, kaip geriu, aš vyną tik tai mėgstu degtinės, tai galiu ten keletą, bet tai menkai tikėtina, kad aš degtinę gersiu. Man nepatinka. Ai, aš tai viską žinok varau, tai. O, tu turėtų būti linksma. Na, aš tikiu. Tokia šampė, žinai, kad tik būtų viskas normaliai. Kai primaišysi, nieko nebus. Ai, nu tai tam ir yra sekmadienis, kad, žinai, atsigautum. Tai va, kažką dar norėjau sakyti, bet pamiršau, palauk. Blemba, man įdomu, kaip tu atrodai, žinai, aš tiesiog gal... Koks tavo ūgis, pavyzdžiui? Mano ūgis 1,68 m, esu vidutinė, nu, kaip plaukai tokie kaip kaštoniai, akis pilkos su mėlynu maišytos, o daugiau ką... Nu, nešioju akinukus, tačiau per vestuves būsiu be akinukų. Gerai. O, palauk. O daugiau... Normalaus vidutinio kūno sudėjimo. Nesportuoji? Šiuo metu ne. Aišku. Aš irgi neišeina pasportuoti vis ruošiuos, bet niekaip neišeina numestų kilogramų. Būna. No, tai va, tai... Ką dar? O, dar tiesa, noriu sužinoti, tai koks vyro vardas? Jaunojo? Jo. Taigi tu geriausias draugas, kodėl nežinai. Palauk. Taigi man bent jau sakė, kad tu esi pats geriausias draugas iš jaunojo pusės. Nu taip. Ir vardą nežinai? Žmonos vardas koks. Žmonos vardas tai nesu. Jasau. Čia nusišnekėjau, ar ne? Jasna. Tai, nu viskas, atrodo. Jo, tai kelintam maždaug rytoj važiuosi? Važiuosiu. Nežinau, tai... O kada nori, kad atvažiuočiau pas tave? Na, aš tai nežinau, kad atvažiuosiu, kad tu ten galėsi ten kažką tai su jaunu, jūs sakė, tarsitės. Šiaip jau aš, jeigu pakeliui, nu taip, tarkim, važiuotume bendrų laikų, tai gal net kartu važiuotumėm, aš net nežinau. O, pavyzdžiui, dėl nakvynės ten yra, kur mėgoti, ten atskirai reikės mėgoti, ar kartu mes mėgosim? Aš net nežinau, šiaip jau kambariai taip eina kaip ir po 2. Jeigu reikės, tai galim ir kartu mėgoti, aš nieko prieš. Na, aišku, kaip mėgoti ilsėtis. Aišku. Nu jo, ten, aišku, nemėgosi, ten pakris. Kada ten mes nueisim mėgoti, tėvė 1 valandų pamėgosim. Nu, bet per tos, žinai, per 1 valandų, ką galim nuveikti dar, tai viską, žinai, ten. Na, aš nemanau. Nu, taip pat. Taip, kas dar, palauk, nu? Na, o pats save apibūdink. Ta prasme svarbu, ne, kaip aš ten atrodau. Nu kaip, visgi, kad atpažint nors. Nu jo, aš aukštesnis šiek tiek už tave ten. Tik vat man tas antsvoris, žinai, prakeiktas, niekaip negaliu jo numest. Nu, esu toks vyriokas, drūtas, toks galim pasakyti. Toks... O tai kiek tau metų? Girdėjau apie 27, ar tu vyrai? Dar nėra man 20. Ai, dar nėra. Nu jau kažkas pasendino, klausyk. Ne, nėra man dar 20. Man sakė, kad tau iki 30, nu tai 29,5 irgi gali būti apie 30. Ne, nu normalus, man tai 26 metukai, žinai, ten, vat, šiek tiek tik, vat, tas antsvoris kamuoja daugiau, tai... Tai gal pilvas salui, ar... Nu kaip tas pilvas, žinai, nu taip sako... Vyrui pilvas tik skirtas, žinai, kad alų saugo, tai aš ir nesakau, kad tai yra mano kažkoks trūkumas. Tiesiog, vieta alui ir viskas, didelė vieta alui ir aš tiesiog saugau tą alų. Tai galėsiu, žinai, ir tavo išgerti, jeigu duosim.
Tai aišku, galėsi laisvai gerti, aš alus negeriu visai. Ir šiaip, šiek tiek, žinai, biški ten su matymu man irgi, nes su akinukais tokiais turiu, žinai, tai tokie biški didesni, žinai, nes sunkiai matau. O daugiau tai kaip ir trūkumų tokių, žinai, gal šiek tiek. Žodžiu, pamatysi, žinai, nenoriu čia tavęs išgazdinti ar kažką. Aš manau, o daugiau šiaip jau gal kaip ir nieko. Rytoj tada jau pakalbėsim. Tai jo, aš tai nežinau, gal pratęsim mūsų to santykių, žinai. Kas šiandien išneku. Ta prasme, bet draugystė ar kokia. Pažinti. Tai pažinti. Tai va. Tai Agnieta. Taip. Dar vienas dalykas. Nepasakiau, kur aš dirbu, tiesa. Ir kur? Zip FM. Labas, Agnieta. Radio stotis Zip FM. Radistas Jonas tave patrūkti. Nes labai kažkaip tai ten, kai susakėjai dėl jaunojo vardo, tai kažkaip susimėčiau šiek tiek. Taip, Agnieta, žinok, tave užregistravo Angelė. Kas ji tokia? Mano sesutė. Tavo sesutė, ar ne? Tai va, jau susakė viską, žinok, nuo A iki Z ir aš sugebėjau tave užkabinti už to ir tu patikėjai. Bent iki tam tikros akimirkos. Tai va, žinok, nesu Artūras ir nebūsiu tavo pabrolys per vestuves, kad ir kaip norėčiau. Tai va, tiesiog linkiu tau gerų vestuvių, gražiai pašokit ir linkiu, kad su Artūru kažkas galbūt ir išeitų. Ačiū labai. Gerai, Agnieta. Gausiu lupt. Iki. This is Radiste and you are listening to podcast on Zip